Turim tokį įdomesnį modelį, Grand Coupe. Eisiu kapotą pradžiai susišveisiu. Aišku, čia gali ir ant paprastos suruošti, buferiai, slenkščiukai. Bazė tai apie 2 baro kažkas to. Gražiai iš tikrųjų nusidažė. Juodi poslenkščiai dėsis. Yra, ką čia tą kinėtį uždėti. Uždėjau lūpą gaikinę. Sveiki šaikelė. Žodžiu, turim tokį įdomesnį modelį. BMW Grand Coupe. Tai, žodžiu, buvo biški pamuštas priekis jam. Man jau atvarė sutvarkyta, nieko ardyti nereikėjo. Tai atvažiavo toks. Tai, žodžiu, uždėjo priekį M-buferį. Čia dar dėsis pažeminimai. Iš Tuning LT, man atrodo. Keisis slenkščiai, dėsis poslenkščiai, žodžiu, biški pimpinsis. Tai spoileriukas galinis bus, dangtis čia toks va jau pašpakliuotas, tai dangtį keis, atveš kitą. Taip pat keisis galinis buferis irgi ten su pažeminimais dar, man atrodo, dar tiksliai nežiau visi detalių, kas ten yra. Tai va, žodžiu, toks modelis, nusiploviau, dabar reikia varytis į vidų, nusisausint, tai turbūt paliksiu per naktį, kad sušiltų, išdžiūtų visas, reiks tada išsiardyti ir pradėti parašymo darbus, einam darbuotis. Taip. Tai ką, žodžiu, pradėjau su bambuku darbus, ten turėjau dar vieną darbelį, tai tokį greit apsikliavau, vakarę eisiu nusidažyti. Tai ką, žodžiu, nusiėmiau priekinį buferį, nusiėmiau slenkščius, nusiėmiau galinį buferį, užsidėjau Taivanį, žodžiu, kad biškį susigulėtų palei mašiną. Priekinis buvo uždėtas, tai jisai gerai viskas. Ir ką, eisiu pradėti paruošinėti. Tai eisiu kapotą pradžiai susišveisiu. Taivanis, tai šiaip gan kapotas gražus, kampai visi gražus, tai dar biškį apsilygins. Pasiruošiu kapotą, tada eisiu buferius, slenkščių dar laukiu, turi atvežti, slenkščius nuimau, nes juos keis. Tai dar čia veidrodėlius nori, čia buvo mėlyni, bus juodi. Spoileris čia nupirktas juodas, blizgus, bet nori mašinos spalvos. Tai va tiek, nu ką. Kimpam į darbus. Susišveičiau kapotą, tai žodžiu, aš kur tas 320, žodžiu, vas tokį 320, apsieinu pradžiai kraštus visur, tada su mašinėlė 320 užsidedu, tada susišveiti viską ir ant galo iš rankos prabėgu su raudonu Scotch-Brite. Tai va čia, Taivane taip darau. Ir ką, dabar einu, nusiemu, reikia iš vidaus biškį. Kraštus irgi susišveist, o gal visą susišveist, bet noriu kraštus pagruntuoti. Iš vidaus dar, kad būtų, nes vis tiek čia naujas, iš šonai dažniausia rudyja kraštai, vidurys tai nelabai ten iš vidaus, vis tiek nusidažo, nusilakuoja, tai bent jau kraštus apgruntuosim, iš išorės nugruntuosim. Tai va, tai eisiu ką, turbūt su buferiuku irgi reikia pasišiaušti ruošti toliau gruntavimui. Pasirašiau, žodžiu, BMW detalės šitas. Čia kur metalas išlindęs, prasipurškiau vašpraimeriu. Šitos buferius dabar reiks. Ne, turbūt pirmą kapotą prasipurkščiu epoksidiniu gruntu planai. Tada buferius prasipurkščiu plastik primeriu. Ir tada jau paprasto grunto ant viršus. Tai nu, jau čia 3 detalės pasiruošiau, tai nusigruntuosiu. Tai liks galinis dangtis ir slenkščiai. Dar nesu pasiruošęs, tai noriu šitas nusigruntuoti, kad galėtų džiūt.
Tai kitą dieną nusigruntuosiu slenksčius ir dangtį galinį, tada jau čia bus pradžiūvę, tada galimės tos nusidažyti, vis tiek per vieną dažymą nedažysiu, nes kai daug detalių man nepatinka, aš geriau per 2 dienas nusidažau. Tai vat, tai tiek, einam gruntuoti. Tai žodžiu atvežė galinį dangtį, šiaip dangtis gan tvarkingas. Jokių dabučių nėra, tai eksploatavimo va tokių pabraižymų, tai dabar nusivaliau klijus, nes čia buvo spoileriukas va toks užklijuotas ir nuluptas ir buvo naudoti stiklo klijai. Tai visai gal gerai, bet sakė nori mašinos spalvą šitą spoileriuką, ne juodą blizgų. Tai va su tokiu aparačiuku, su trintuku. Kur raidės būna, čia irgi buvo raidės, kai nulupi gerai nusivalo. Aišku, čia gali ir ant paprastos drėlės užsidėtą trintuką, bet aš turiu tokį, čia specialiai tokiem visokiem darbam. Tai vat, ir ką, tai susišviečiu dangtį, iš karto šveisiu jau kaip dažymai. Tai čia keletą yra va nedidelių pabraižymų. Tokių, tai kas tuos va susišveisiu, vis tiek daraisiu, jau turiu slenksčius irgi atvežę. Pasiruošęs gruntavimui, tai čia va dar kampiuką biškį reikėjo patvarkyti, patvarkiau, dar reiks pabaigti. Tai tą susišviečiu, čia susišviečiu ir žodžiu eisiu, vėl nusigruncuosiu tas kitas detalės ir ką žinau. Tada rytoj garaže išeiginė, einu į kitą darbą ir dar tada kitą dieną jau reiks pradėti dažyti, tai nežinau, ką čia dažysiu pirmą, reiks dar pagalvoti. Tai vat bus nugruntuotos detalės, bus keletą dienų pastovėję, šiltai, pas mane šilta, tai špakliuotis daug kur nesišpakliavo, tai manau 2-3 dienos gruntui padžiūt sočiai. Kai špakliuojasi, tada jau kitas reikalas, nereik 2 kartus gruntuoti. Tai va tiek, ką, einam toliau darbuotis. Nu tai ką, visos detalės nugruntuotas, žiauriai gražiai nusigruntavo, tvarkingai. Čia smulkios slenkstukai. Tai va, žodžiu, ką, dabar reikia eiti šveistis, šiandien nežinau, reikia pagalvoti, ką čia dažytis. Taip, turim dar dangtį galinį, pagruntuotą ir ten mašiną, tai galvoju, gal reikia šiandien nusidažyti visas detalės, slenksčius, buferius, tas smulkės ir pasilikti abu dangčius rytojui nusidažyti iš abiejų pusių abudu. Bam bam. Ta biškį bus gal šią stovą pasistatysiu. Bus gerai. Tai va, čia irgi biškį pasigruntau, tą vietą čia buvo. Čia apačia biškį nutrankyta buvo, prasišvietė iki metalo, tai pagruntavau. Ir čia va, kampiukas buvo biškį lenktas, prasilyginau. Kažkaip reiks kampiuką tik padažyti. Tai va, tai dar tas dažasi. Gal dar šiandien ir tą spoileriuką. Reikia nepramazinti. Čia dar dėsim tuos. Reikia parkus irgi nudažyti priekinius. Tai va tiek, nemažai šveitimo dabar grunto bus. Ir einu šveist, nežinau, čia rodyt kaip gruntą šveist, man atrodo jau rodžiau. Nieko čia stebuklingo, tiesiog irgi, kai visą laiką aš pradedu nuo kraštų, praseinu su 400 su minkštu tuo tokiu, tada iš mašinėlės su 4 iš pradžių prasibėgu, tada dedu 6, tada iš rankos praeinu su žalia. Yra violetinė va tokia ir yra žalia. Tai praeinu su žalia, tada dar prabėgu greit su 800 ir su ta violetinė. Damušu ir labai gerai, šiaip net ir galėčiau su 6 ir su ta žalia užbaigti, nes tamsi spalva tai. Nu, bet žmogus čia savo darosi, tai reikia pasistengti, padaryti geriau.
Einam dirbti. Suruošti buferiai, slenkščiukai, veidrodėlio tie kaušeliai ir tie. Tai vat, reiks maišyti dažus. Tai žodžiu galiu papasakoti biškį, kaip pūliką susireguliuoju. Tai eisiu, užsimaišysiu, parodysiu viską, pasakysiu, kaip aš bent jau darau. Pasidarai, kad iki pulizatorius ateitų apie 5-6 atmosferos, nes tada netaip šokinės slėgis pačiam pulizatoriui. Ten, jeigu tarkim paduosi tiesiog iš kompresorius tokį slėgį apie 10 ir šiaip nėra gerai ir žodžiu sakau, nešokinėja tada slėgis daugmaž ten vienodai laikosi ir tolygiai viskas dažosi. Tai va, žodžiu, ant mane pulizatoriaus yra šitas skaitmeninis, nereikia papildomai dasidėti čia, kur rodo slėgį. Tai va, aš susireguliuoju, darau apie bazę, tai apie 2 baro kažkas tokio. Geriausiai išsklaido, aišku, visada dar plius ant popieriaus pasižiūri, tolygiai gražiai šluota dengia, tolygiai va šlatytė eina. Tai va, ir ką, einam dažyti. Tai dar prieš pat dažymą būtinai su antistatinė šitą, aišku, geriausia būtų dar ir antistatinis tas šautuvas, tai švis labai gerai su juo. Tai va, einu su to prasibėgu. Pirmas sluoksnį tokį dedu, nelabai šlapę tokį pusiau. Paskutinį pabarstymą bazės darau. Ai, čia 1,6. 1,7, 1,8, žodžiu. Tada lengvai jau prabarstai paskutinį sluoksniuką ir tada jau eina lakas. Laką purškiu 2-3 barą, kažkas tokio. Tai va, einam lakuot. Štai ir nudažyta, visai neblogai, Gražiai iš tikrųjų nusidažė. Šiukšlių ne per daugiausia. Priekinis buferis tai išvis gražiai kelia šiukšlės, tik tais neblogai, čia irgi. Čia šitoj pusėje biški buferis daugiau kelia, tavo šiukšlių yra. Bet tai čia pasipoliruos. Slenkstukai irgi ledas. Beveik išvis irgi keletą šiukšlyčių, kerzytė gražiai susiliejo. Tai vat, neblogai padirbėta. Čia tie juodai nusidažė. Jo, yra tokios kelios. Smulkios, bet kelios irgi. Tai tokie labai greit pasitvarko. Tai va, čia va irgi viena tokia yra. Bet šiaip finale liuks. Tai vat, ką, keliamės į kitą dieną. Ką, dar viena diena. Pradėjau galinį dangtį iš vidaus. Tai man žiauriai nepatinka šitas darbas. Labai nuobodus. Darysius kampiukus, kol išvyti, žodžiu. Tai labai nepatinka, bet nu ką. Turi daryti ir padaryti. Bet jau susišvyčiau, tai dabar apsiversiu. Susišveisiu kitą pusę ir eisiu kapotuką šveisti. Tai jau ruošiam toliau antram dažymui.
Paskutinės detalės sudėtos ant stovų. Spoileriukas. Žodžiu, buvo ką veikti, čia šitą užsikelt vienam ant stovo. Tas didesnis atrodo, bet tą patogiau. Tai va, atsiruošta. Eisim dažyt. Einu dar čia apsitvarkau. Bardakėlį. Ir tada dažyt. Tai vakar nusidažiau anas detalės likusias. Tai nusiploviau dar kartą mašiną, nes buvo visą apdalkėjus. Išsiplaunu va tas va plasmasės, ten va dar kur slinkščiai irgi. Išsiplauni, nes kada rinkiniai čia būna žemė pilna, paskui sunkiai susirenka. Būna neužsifiksuoja gerai, da kažkas, tai išsiplauni viską. Ir šiaip, kai švaru tvarkinga pačiam maloniau surinkinėti. Tai pažiūrėsim, kaip nusidažė. Slinkščiukai. Tai va, vakar nusidažė. Aišku, šiukšlyčių yra keletą, bet visai neblogai. Spoileriukas. Dangčiukas galinis. Čia apačia tai iš vis labai gražiai viskas. Labai gražiai. Čia irgi čia kelmo kampio. Mato. Daugiau šiukšlyčių iš kažkur užputė. Tai va, bet neblogai viskas, tai žodžiu, einu dabar išsirenku dulkytės tas, susipoliruoju, reiks pirmą užsidėti dangčius, tai nusimt tą galinį, užsidėti priekinį, tokie reikaliukai, einam dirbti. Tai ką, susitvarkiau šiukšlytės, žodžiu, ledukas, kapotas žiauriai gražiai gavosi. Šiukšlės apsitvarkė iš vis. Liodze. Galinis irgi. Čia galinis daug nebuvo, čia iš viso pačiu ledukai. Čia. Žodžiu, turi atliekti draugelis, padės užsidėti galinį, dangtį ir kapotą. Tai va, eisiu dabar, reikia pasiruošti viską, eisim uždėsim. Tai žodžiu, laukiu dabar, kol atlieks draugelis, padės uždėti kapotus, tai galvoju, reikia susirinkti per tą laiką slinkščiukus, tai va tokie juodi poslinkščiai dėsis. Čia iš tuning LT, man atrodo, tie iš Signedas, jeigu neklystu. Ir ką, pabandysiu dabar užsidėti čia su 2 pusės ir paskiau būna į komplektą va juodi medvarščiuką įdėti. Bandysiu sulipdyti jos ir uždėti ant mašinos, pažiūrėsim kaip atrodo, turėtų duoti vaizdo. Iš karto vaizdelis geresnis. Gražiai atrodo. Tvarkingai kažkaip blemba. Labai gražiai susidėjo. Jokių bairių. Einu kitą dabar. Rinkiniai galinį dangtį. Žodžiu, dar ir faros keičiasi. Dedasi tamsindas, o čia tos galinės buvo tokios, dabar dėsis tokios. Šitie buvo tokie, dabar tokie, gražiau. Tai va, renkam, tai susirinksiu galinį dangtį tada, sudėsiu buferį galinį, eisiu tada su priekiu žaisti. Tai va. Tai dangtis surinktas, dabar buferiuką reikia surinkti. Uždėti va pažeminimą tokį. 2 duslių, tai duslintuvą galinį bakelį nupjoviau. Dėsiu 2 išėjimais, nes dabar su vienu.
Tai uždėjau tą lūpą, žodžiu, yra ką veik čia tą kinėtį uždėti. Prasiknysta nemažai, bet užsidėjo, liktais užsidėjo, viskas neblogai. Žodžiu, bandau dabar dėti ant mašinos. Liodė. Su galu baigiau, spoileriuką užkliavau. Gražiai užsikliavo. Ledai. Galas piktas toks. Bumt. Ką, liko priekiai eit. Einu dabar kapotą dasimušiu ir eisiu buferiuką priekinį. Buferiuką užsimečiau jau, susirinkau. Tai dar liko pažeminimą uždėti, posparnius sudėti. Bet posparnius nežinau dar ar dėsiu, nes anoj pusėje biški ten šitoj pusėje purkštuko nėra ir pravodikė biški ten kažkokie laidai nutrūkė keli, tai vis tiek varys pas elektriką tvarkyti, jau šitos pusės posparnio nedėsiu. Anoj pusėje galima bus sudėti. Uždėjau lūpą priekinę. Nu yra čia ką veikti su ją. Bet nieko, visai viskas gerai. Čia papačia va viskas susukta gražiai. Kaip priklauso. Tai man žodžiu neblogai, jau priekis trūkta. Tai vat. Įdedu posparnį, gau nedėsiu, bet įdėsiu, paskui jie čia patys išsims, reikės įdės purkštuką, ten biški pravodkę patvarkys. Čia biški ir laidai, čia va minusas vienas kažkoks buvo čia, kai smūgis numušta. Purkštuką čia įsidės, pasijungs ir viskas čia bus. Tarkoj. Ai, dar ženklą reiks užkliuot. Dar gal vašku, sakiau, prabėgsiu tokį, kad ledukas būtų, paskui vis tiek, man atrodo, dar mašina poliruosis. Nėra baisinai, bet čia jaunimėlis pats prasibėgs. Damušu ir varysim į lauką, pažiūrėt, kaip atrodo. Nu ką, varom į lauką, apžiūrai. Žiūrėsim, kaip čia atrodo. Opas. Kurgis. O, užsikūrė biškio kumas pasidės. Čia visą laiką tai būna, kai surinkinėjai. Belekas. Ai. Čia reikia paimti dar škuduriuką biškį. Labai tas detalės įsielektrinė, tai labai dulkės traukia. Nu, bet labai gražiai. Atsalelė. Tai žodžiu, pastatau biškį šonų ir apeisim, apžiūrėsim.
Tai ką šį kelią, tam kartai tiek, su bambuku baigta, susitiksim kitose video. Čiau.